Jūs tikrai šaunus. Sukam suktinį Šiaulių universiteto bendruomenę. Priimdamas garbingą vardą, profesorius sakė, pirmiausia esąs universiteto žmogus. Na taip, pirmiausia žinoma. Visas gyvenimas susijęs su universitetu? Gyvenimas dar nepasibaigęs, negaliu žinoti, ar visas bus susijęs, bet šiaip jau praktiškai visas, aišku. Nuo kaip čia pasakyti, nuo darbinės veiklos pradžios, galbūt taip. Iš Žemaitijos Aloyzas Gudavičius atvyko studijuoti į Šiaulių mokytojų seminariją. Taip, jie oficialiai vadinasi Šiaulių pedagoginė mokykla tada, bet vadindavo ją mokytojų seminariją, kadangi anksčiau taip vadinosi. O atvažiavau ne taip jau labai iš toli, tai čia mano tėviškė, kiek čia tiesių taikymų 40 km gal nėra. Na, bet į Žemaitijos pusę, į Žemaitijos. Mama atvežė, tai čia mokytojas, tokia profesija anais laikais, buvo gerai, bet o Šiauliai netoli čia. O aš baigiau tada 7-metę ar 8-metę, 7-metę, tada dar buvo mokykla, tai kažkur reikėjo. O čia stipendiją mokėjo. Pedagoginėje mokykloje buvo rengiami pradinių klasių mokytojai. Stipriausiai čia buvo mokoma humanitarinių dalykų. Tad baigęs mokyklą, kaip ir dauguma mokslo draugų, Aloyzas Gudavičius rinkosi filologijos studijas Šiaulių pedagoginiame institute. Nu taip, kadangi tas parengimas buvo geresnis tikrai. Nu, kad rusų filologiją pasirinkau, stojau, tai matyti įtakos tikrai turėjau rusų kalbos ten dėstytojų pedagoginiai mokyklai, docentė Misevičienė, Amžinatilsį jau žinoma, kuri tikrai buvo puikiai pedagogė ir tikrai neblogai mus ir parengė. Nu ir taip pat, pagalvoju, nu lietuvių, vis tiek lietuvių moku, taip sakant, tai reikia gal kitą kalbą. Vėliau domėjimasis atskiromis kalbomis išaugo į susidomėjimą kalbų semantika, kalbos prigimtimi. Nu, matyt, gal mano toks mąstymo būdas, pasaulio suvokimas, toks aš linkęs taip apibendrinti. Aš bendriau taip viską pasižiūrėti kažkaip stambesniu planu. Aš nelabai linkęs taip labai detaliai viską knaisinėtis, po kruopelytę visur ir labai tiksliai viską ten padaryti. Šito aš nepadarau, bet man labiau toks būdingas, svarbesnis, toks bendresnis požiūris. Tas visas detalės paskui, jeigu tu nori, visur gali jų ten surasti ir išknisti, bet, sakant, turi supratimą, skaitai, kas tai yra apie bendresnius dalykus. Kiek tas pavyksta, tai čia. Tai kas tai yra kalba? Matai, klausimai būna arba per daug sudėtingi, arba per daug paprasti. Tai atrodo, tai labai akivaizdus dalykai, jeigu pradedi apie juos galvoti, pasidaro labai sudėtingi. Kas tai yra kalba? Kalba ten dešimtis ir šimtai apibrėžimų yra visokių, kas tai yra kalba. Normaliam žmogui nereikia aiškinti, kas tai yra kalba. Kiekvienas žino, kas tai yra kalba, bet jis tą žino taip intuityviai, savyje, apie tai negalvodamas. Paukščiukai čiulba tenai, taigi jis negalvoja, kokį ten tą padaryti balsą pakelti. Jisai tą moka iš atminties. O kai pradedi galvoti, tada, žinoma, dalykas pasidaro daug sudėtingesnis. Nu, kalba yra toks dalykas, kuris mus skiria iš viso pasaulio, nes gyvūnai neturi kalbos, nors ir žinoma, irgi visokių ten, galima sakyti, kalba apskritai kaip tam tikra ryšio signalizacijos ar ženklų sistema, tai ir gyvūnai turi ten. Vištos kalbas suskaičiavę yra ten 30 signalų ir net galima išmokyti ten šiek tiek, bet tai žinoma nėra kalba. Nu, kalba neatskiriama nuo mūsų
mentalinio pasaulio, nuo mūsų sąmonės. Tai yra, sakant, neatskiriami dalykai. Tas kalbos turinys ypač. Kalbos forma tai toks šiek tiek gal labiau paviršinis dalykas. Nu, garsai, taip sakant, garsai ten formas, bet va, tas kalbos turinys, tai žinoma, jis neatskiriamas nuo to, kas yra žmogaus sąmonė. Juk mes galim kažkur šalia girdėti. Žmonės kalba, ar ne, mes tos kalbos visiškai nemokam. Nu, tai jie mums net ir nekalba yra, nes nieko mes nesuprantam, negalime įeiti į jos tą turinį. Kuo labiau į ką nors giliniesi, tuo daugiau kyla klausimų. Kažkieno ten, rodos, yra tai pasakyta gražiai, kad kai daugiau žinai, tai vis tiek yra tai, ką žinai ir tai, ko nežinai. Tai kai daugiau žinai, tai tos ribos tarp žinojimo ir nežinojimo pasidaro kaip apskritimas, daugiau sąlyčio taškų su nežinojimu. Tai taip labai juokingai išeina, jeigu tik daugiau žinai, tai daugiau nežinai, tai daugiau nežinojimo visą laiką randasi. Bet kokiu nors ypatingai naujų tenai, naujų krypčių turiu galvoj, nelabai aš jau rengiuosi į kokią nors pakrypti, į kokią kitą pusę. Nu, turiu dabar tokią, etnolingvistikos daugiau tą problematiką, šiek tiek interlingvistikos, bet visur yra pakankamai daug klausimų, tik norėk dirbti, tai rasi ką dirbti, rasi kuo domėtis. Mokslinius interesus Aloyzas Gudavičius visada turėjo derinti su administraciniu darbu. Buvo katedros vedėjas, dekanas, rektorius, senato pirmininkas. Na, kažkaip derinti, aišku, reikėdavo, bet aš puikiai prisimenu, kad kai baigiau tą rektoriavimo kadenciją, tai tada man reikėjo bent jau poros metų, kol šiek tiek atstatyčiau, kaip čia, kondiciją dėstytojo ir pasivyčiau, ir kaip čia vėl sugrįžčiau į tą, vadinkime, tą mokslo sferą. Tai iš tikrųjų reikėjo per tuos rektoriavimo laikus, tai buvo visai, taip sakant, sustojęs. Tai nėra kalbos, kad laiko atima, bet jeigu prisimi kažkokias pareigas, tai reikia tada jau jas ir vykdyti. Aloyzas Gudavičius vienas iš Šiaulių universiteto įkūrimo iniciatorių. Na, iniciatorius iš to gal nesakyčiau taip apie save, nes tada buvo laikotarpis, kai institutai, akademijos virto į universitetus. Ir Šiauliuose tai buvo, ir pradėjo tuometinis rektorius profesorius Bendikas. Tai iniciatoriumi aš savęs nevadinčiau, bet tiesiog buvo to laiko toks procesas, kada reikėjo tapti universitetu. Ir tapom. Prieš įkuriant universitetą teko vykdyti įvairias keliamas sąlygas, reikalavimus, dėrėtis, įrodinėti. Universitetas, jūs turite turėti savo tam tikrą specifiką. Jūs, reiškia, negalite būti toks kaip ir kiti. Jūs turite būti kažkokie kitokie. Kodėl čia universitetas reikalingas? Jūs turėsite kokių nors specialių programų, kurių kitur nėra. Visas tas ir panašius tokius reikalavimus reikėjo kažkaip bandyti atremti, argumentuojant savo tą tam tikrą virsmą. Na, ne taip lengvai viskas ėjosi, bet turėjom palaikymą, buvo daug žmonių palaikančių tą idėją. Šiuo metu, kai studentų skaičius universitetuose mažėja, reikia vėl įrodinėti, kad universitetas Šiauliuose būtinas. Laikausi nuomonės, kad gal ir per daug yra universitetų. Lietuvoje ir gal per daug ir studentų, gal, nes, žinot, tas kiekis visada yra atvirkščiai koreliuoja su kokybė. Kitas dalykas yra regioninių universitetų padėtis. Aš manau, kad vis tiek visuomenė, valstybė, civilizuota valstybė neturi atrodyti kaip kažkoks turinti kažkokį centrą ten ar porą centrų, paskui kažkokius pakraščius, periferiją.
atsilikusius visai. Tai taip neturėtų būti. Ir tam tolygesniam, tolygesnėje valstybės raidai, tai žinoma, universitetai regionai yra labai svarbus dalykas, tai čia nėra ko ir kalbėti. O dabar šiuo metu ta vykdoma aukštojo mokslo reforma yra nedėkinga regioniniams universitetams. Apeliuojama į laisvą rinką. Laisvoje rinkoje konkuruokit ir jūs nugalėsit, būsit, nenugalėsit jūsų, taip sakant, problemas. Bet reikia suprasti, kad ir deklaruojama, kad tai yra vienodos sąlygos. Tai aš nemanau, kad vienodos sąlygos, nes rinkoje stipresnis, laimės stipresnis, tampa dar stipresnis, o silpnesnis turi pralaimėti. Tai mokslo, tas pats ir meno, žinoma, sferai neturėtų būti tos visiškai laukinės rinkos. Kažkokiu būdu turėtų būti protingai reguliuojama. Nesakau, kad visą reikia surašyti kiekvieną detalę, bet tam tikras reguliavimas ar per valstybės užsakymus ar per kažkokius kitokiais mechanizmais turėtų būti protingiau reguliuojama. Nes ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje be universitetų miestai tai būtų liūdnas vaizdelis būtų. Paklaustas, kaip atsipalaiduoja po darbo savaitės, profesorius prisipažįsta. Žodis atsipalaiduoja jam nepatinka. Psichologija, tai man atrodo, kad ir teigiama, kad poilsis yra darbo pobūdžio pakeitimas, ne darbo, galbūt veiklos pobūdžio pakeitimas. Pakeiti kitą veiklą, tai yra tam tikras poilsis. Žvejyba, tai anksčiau gal buvo, dabar aš čia taip ruošiuos, bet dabar nėra laiko, vis nerandu laiko, kada, šiek tiek kažkada ten kolekcionavau, šiek tiek. Turiu pasakyti, kad tų hobių įvairių esu turėjęs, bet nebuvo taip, kad vienas jau pradėjo ir taip iki smerčio. Tai žiūrėk, po kiek laiko man atsibosdavo ir tasai nunykdavo kažkada. Monetas trupučiuką kolekcionavau, bet man tas nelabai sekėsi, nes, žinot, kolekcionieriai tai perka, parduoda, nu arba maino. Tai žinoma, reikia tai pirkti pigiai, o paskui parduoti brangiai. O man jis atvirkščiai išeidavo, tai man tas nelabai apsimokėjo ir paskui mečiau tą. Ir kitokių būdavo, tai knygas, tai vieno profilio, ten kažkaip kaupdavau literatūrą, tai paskui vėl kito profilio. Dabar jau aiškiai per daug yra tų knygų, dalinu stipriai, jūs mažinu. Tai, yra ir darbų visokių tenai, ūkiškų darbų, sode. Čia tikrai veiklos pakeitimas. Taip. Dar miško turiu, mišką reikia kirsti, čia jau labai pakeitimas. Bet pats nekerta. Pats kertu man. Tikrai? Nu ką, malkų reikia, tai truputį pakertu. Garbės piliečio vardo profesorius nesureikšmina. Aplinka kalta, aplinka pasiūlo kažkoks tenai bendruomenė ar kolektyvas ar organizacija, pasiūlo, ir taip išeina, o kiti nepasiūlo ir nėra jo, taip kad čia aš nelaikau savo kažkokiu dideliu tenai nuopelnais ar kokiais tenai, kad čia aš juo tapau. Bet žinoma, geriau tapti garbės piliečiu, negu būti ujamam. Tokio ypatingo kažkokio džiausmo nebuvo? Ypatingo, ypatingo ne. Ypatingam džiaugsmui jau reikia kažko daugiau. Kas tas daugiau? Kas suteiktų ypatingą džiaugsmą? Daug gali būti dalykų. Gali būti. Gal ne taip jau labai daug, bet gali būti. Bet tai tegu būna ir paslaptis. Reikia trupučiuką ir paslapčių.